Atėjo laikas pirmajam Lapino klausimų ir atsakymo video. Važiuojam. Laurynas iš YouTube klausia. Ar gali naują versiją parodyti arba papasakoti apie naują versiją ir ar kada nors parodytum savo veidą? Tai vos tik išeina kažkas įdomaus, ypatingai naujos versijos, visada papasakoju, kas ten naujo. Tad užsiprenumeruok Redfox Cloud kanalą ir niekada nepraleisi naujienų. Kalbant dėl veido, tai tikrai kada nors aš jį parodysiu, bet kol kas dar nelaikas. Paspėliokit komentaruose, kaip atrodau. Mantas klausia. Kaip pasidaryti geležies aukso deimantų fermas? Tai jeigu YouTube'e šitas video surinka 50 patiktukų, parodysiu, kaip pasigaminti fermas. Prižadu. Šie 4 jaunuoliai klausia, kodėl būtent Lapinas, kodėl būtent Minecraft, o ne GTA 5 ar panašiai ir nuo kada pradėjai žaisti Minecraft. Tai Lapinas, nes esu iš pačio geriausio hostingo, Redfox Cloud, kas išvertus ir yra raudonasis Lapinas. O kodėl Minecraft? Tai būtent todėl, nes Redfox Cloud'e yra patys geriausi Minecraft serveriai ir Minecraftas mums labai patinka. O Minecraftą pradėjau žaisti dar būdamas labai mažas, kai pas draugą tiesiog pamačiau, tai ten, nežinau, gal buvo 1.6.4 versija. Žodžiu, ta versija, kur jeigu žemyn kasdavaisi, tai ne bedrokas, o tiesiog lava būdavo. Aleksandras iš TikTok klausia. Jeigu būtų galimybė sugalvoti naują mobą ir įkelti jį į žaidimą, tai koks jis būtų? Na, aš manau, kad sukurčiau galbūt kokį žiurkėną, kuris labai toks mielas, labai fainas ir jį būtų galima auginti namuose, bet jis būtų toks išdykūnas, tai tiesiog, nežinau, galėtų ten kokiuose skriniuose pasikrapštyti ir pasimti kokį nors daiktą ir tiesiog jį kur nors paslėpti. Ir Skirmantas klausia, ar nenorėčiau pabandyti padaryti video apie litematiką arba lightmatiką modą lietuviškai. Tai, na, Skirmantai, prigavai mane, nes nežinau, kas čia per modas, bet jei tik tokią surinkam 200 širdelių ant šito video, tai būtinai išsiaiškinsiu ir tikrai padarysiu. O dabar atėjo juokingų klausimų ir atsakymų rubrika. 3 taškiukai klausia, kiek tau MT? NZN, o kiek DTMT? Veksizas. Ar planuoji atkurti Čekoslovakiją? Aš planuoju užkariauti visą pasaulį. Edvinas sako labas. Labas. Emilis klausia. Mėgsti PvP? O nori muštis? Lietuvės aš. Kaip pasidaryti namą Hahore? Nežinau, turbūt statyti iš blokų. Kaip ir visada rašykite komentarus, užduokite klausimus ir atsakysiu į juos jau kitą mėnesį. Ade!